Salon Polityczny. Nata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Sergejus Murawjovas, szef litewskiego oddziału Transparency International, organizacji zwalczającej korupcję. Dzień dobry, labas rytas jums. Sveiki. Korupcija byla plinta it gripas, rašo šiandien verslo žinios. Ar nebus to gripo pasiekmės kai kuriems politikams mirtinos? Oi, čia toks klausimas. Jeigu kalbame apie politinę mirtį, galbūt, bet manau, kad labai daug kas priklauso nuo rinkėjų. Man atrodo, kad paprasčiausiai nereikėtų užmiršti, ką nuveikė viena arba kita partija, kai ateis rinkimai. Ir šiaip labai pamatuotai balsuoti, tai yra suprasti, o tai kaip čia viskas vyko per pastaruosius 4 metus, nueiti į tokius puslapius, kaip mano seimas.lt, mano balsas.lt, pažiūrėti, kaip elgėsi mūsų politikai skirtingų balsavimų metu, už ką balsavo ir pasirinkti partiją, kuri labiausiai atitinka tavo interesus. Manot, kad liberalams palengvėjo po vakar dienos kratas pas darbiečius? Čia kitas klausimas. Ir jis yra labai svarbus, nes aš manau, kad šiaip mes turime didinti korumpuotą elgesio kainą. Ir tai reiškia, kad mes neturim taip lengvai atleisti politikam už net galima neskaidrumą. Nes mūsų politikai yra mūsų mokesčių išlaikomi ir jie turi mums atsiskaityti. Ir jeigu atsiranda priežastis, dėl kurių mes abejojam jų elgesiu, manome, kad jie tarnauja visų pirma verslo interesam, labai siaurom interesų grupėm, manau, turim susimastyti, ar tikrai tokie politikai mums tinka. Lygiai taip pat turim reikalauti tinkamo elgesio ir reakcijų iš politikų, kai tokie įtarimai yra pareiškiami. Reakcija yra labai skirtinga. Atrodo, kad Gapšys neskuba iš tiesų, šiuo metu atrodo, kad šiuo metu reakcija yra šiek tiek skirtinga, be abejo, gal reikėtų šiek tiek palaukti. Tačiau aš tikėčiausi iš pono Gapšio mažiausiai aiškaus pareiškimo, kad jis yra pasiruošęs būti svarstomas, tyrinėjamas ir jeigu jis paprašytų savo kolegų Seime prabalsuoti dėl jo neliečiamybės panaikinimo, jeigu juos kreipsis prokurorai, arba pats vėliau nuspręstų atsisakyti mandato, man būtų aišku, kodėl jis galėtų taip padaryti. Juolab, kad nėra priežasties, mano akim, kodėl mes su jumis negalim reikalauti žymiai didesnį dėmesį šitam klausimui ir iš pono Gapšio partijos, lygiai taip pat, kaip reikalavom to paties iš liberalų. Po kratų pas Gapšį netikėtas Uspaskicho pareiškimas, jis teigia, kad Gapšys turėtų pasitraukti iš Seimo ir partijos. Tuo tarpu Mazuronis, dabartinės darbo partijos pirmininkas, įžvelgia skirtumą tarp Gapšio ir Masiulio. Sako, Masiulis matomai pats jautėsi kaltas, nes niekur nepasakė, kad neėmė. Na, čia darbo partijai pačiai reikėtų suprasti, kaip jį komunikuoja šitą žinutę. Man aišku, kad patys rinkėjai turėtų nuspręsti, koks atsakymas jiem tinka. Nenorėčiau tikėti, kad žmonės balsuodami už darbo partiją arba už liberalų sąjūdį yra tiek skirtingi, kad jiem vieniem yra svarbesnis skaidrumas ir atiškesnė reakcija, kitiem ne. Juolab, kad ir minėjau, reikia dar palaukti šiek tiek, pažiūrėti, kaip sureaguos į praeitos dienos įvykius darbo partija. Man aišku, viena, žmonės Lietuvoje po truputėlį nori atskaitingesnės politikos ir mano akim mūsų politikom nėra kur trauktis, nes iš tiesų dabar atrodo, kad didžioji dauguma veikia kaip verslo atstovai Seime ir mano akim pastarosios 2 savaitės aiškiai parodė, kad iš esmės visos Lietuvos partijos nežinojo, kaip reaguoti į liberalų skandalą. Iš skaidrumo antikorupcijos pusės girdėjau labai mažai politinių partijų vadovų pasisakymų, kurie reikštų, kad kiekviena partija tikrai susimąstė, tikrai skirstam dėmesio, išsiaiškins, o tai kaip jų gretose viskas vyksta, ar nėra taip, kad kas nors irgi bendrauja su verslais. Ir susidarė įspūdis, kad tikrai mūsų politikai kol kas bijojo ir norėjo matyti pono Masiulio skandalą kaip
pavieni atvejai. Dabar po pono Gapšio istorijos nežinau, ar jie turės tokią galimybę, nes aišku, kad tai tikriausiai labiau tendencija negu išskirtinis atsitikimas. Ir tikrai nežinom, kas per likusius 4 mėnesius ir iki rinkimų dar pateks į teisėsaugos akirtį, kokios pavardės, kokie politikai. Žiūrėkit, mes su jumis suprantame, kad verslo noras daryti įtaką politikai niekur nedingo. Po to, kai buvo uždrausta verslui remti politinės partijas. Suprantame, Matot, kad tai yra pagrindinė priežastis to, kas dabar darosi? Mes suprantam, kad politikoje yra nemažai pinigų. Lygiai taip pat aišku, kad politinės partijos bendrauja su įvairiom interesų grupėm. Iš kitos pusės niekada nebus taip, kad pinigų užtektų. Visada jų reikės daugiau. Be abejo, apetitas auga bevalgant. Klausimas yra, kiek tų pinigų reikia ir koks yra atskaitingumo už bet kokį tavo veiksmą lygis. Tai Lietuvoje šiuo metu yra taip, kad mes vis dar apsimetinėjame, kad verslas politikai įtakos nedaro, politikai su verslininkais nebendrauja. Beje, šiaip bendrauti su verslu yra normalu ir tai yra bet kokios demokratinės visuomenės veikimo dalis. Jis neveikia. Jį reikia iš esmės keisti, politikai tai seniai supranta, mano akim jie tempia gumą ir paprasčiausiai bando nusipirkti kuo įmanoma daugiau laiko. Nes mano akim jiem yra šiek tiek, jeigu nelabai paranku, turėti neveikiantį lobistinės veiklos įstatymo, nedeklaruoti savo susitikimų su interesų grupių atstovais, žinoti, kad jie neturi paviešinti kiekvieną pasiūlymą, kurį gauna ir apsimetinėti, kad lobistai yra tik registruoti lobistai, o ne asociacijų ar verslo konfederacijų atstovai. Bet specialios tarnybosgi tradiciškai suaktyvina savo veiklą artėjant kiekvieniems rinkimams. Ir tik dabar yra tokie rezultatai tų tyrimų. Ar tai reiškia, kad mūsų politikai pasidarė mažiau atsargus gal? Ar padidėjo korupcijos politinės, ar gal STT darosi, dirba geriau tiesiog? Na, sunku spėliot. Iš tikrųjų buvo ir pono Matuzo iš konservatorių partijos, ir pono Adomavičiaus iš socialdemokratų partijos bylos, kurios neturėtų būti užmirštos. Tai, kad dabar turime dar kelias bylas, rodo, kad galbūt mūsų teisėsaugos atstovai po truputėlį atsikrato ne tai, kad baimės, bet savotiško savicenzuravimo, kas liečia tikrai stambius politikus. Nes pagalvokite, mes su jumis kalbame apie partijos pirmininką, apie vieną iš lyderiaujančių kitos partijos žmonių. Tai jau yra stambios figūros, tai nėra šiaip kokia nors smulkmė, kurios galima atsikratyti, kaip pavyzdžiui daro Vengrai ir Orbanas, girdžiu tai iš savo kolegų. Tiesiog šiaip tam, kad parodyt kažkokį tai veiksmą. Tai aš manau, kad tai tikrai reikia vertinti tinkamai. Maža to, aš matau, kad mūsų politikoje atsiranda vis daugiau noro iš įvairių politinių oponentų kitiem politikam teikti klausimus dėl jų interesų konfliktų, dėl to, o kaip jie iš tikrųjų elgesi, kas yra labai gerai. Tai reiškia, kad politinėje kovoje atsiranda vis daugiau įrankių ir tai, kad kalbame apie antikorupciją, yra gerai mum visuomeniai, nes galų gale yra tikimybė, kad paprastas pilietis laimės labiausiai. Kokios bus pasiekmės? Nes, pavyzdžiui, dėl darbo partijos pozicijos iki šiol nebuvo labai tvirta dėl ilgai trukusios juodosios buhalterijos bylos. Darbo partija gali net nepatekti į Seimą, taip sako kai kurie. Jeigu pasitvirtins įtarimai ponui Gapšio, aš manau, kad po juodosios buhalterijos epopėjos tai bus cinizmo viršūnė sužinoti, kad iš tikrųjų, žiūrėkit, buvo dar taip. Kol buvo tyrimas vienos bylos, nusikaltimus darė dar gal didesnius kitoj, taip? Bet dėl pasiekmių, manau, gali būti įvairiai. Aš labai nenorėčiau, kad šitos istorijos, šitie įvykiai nukeliautų užmarštyną ir mes apie tai sėkmingai pamirštumėm po pusmečio arba metų. Ir manau, kad labai daug kas yra mūsų politinio elito rankose. Aš manau, kad atėjo laikas susivokti ir suprasti, kad taip veikti ilgiau negalima. Žmonės nepasitikė politikais ir politiniam partijom. Kur mes einam? Tai man aišku, kad valdančioji dauguma turi nuostabią galimybę priimti lobistinės veiklos įstatymą, parodyti, kad jie tikrai nori daugiau skaidrumo politikoj ir už tokiu būdu bent jau šiek tiek užkirsti kelią neskaidriam poveikiu iš verslo pusės. Lygiai taip pat. Kiekviena partija jau rytoj galėtų pradėti skelbti susitikimus su interesų grupių atstovais, savo narių mokesčių dydžius, papasakoti, kokie politikai valdo kokius fondus ir, vėlgi, įnešti daugiau skaidrumo į politiką savo rankomis. Galų gale verslas, kuris, nepamirškime, irgi dalyvauja šitame pokalbė, irgi galėtų užimti aiškesnę poziciją.
būtų naivu manyti, kad vienas verslas Lietuvoje siekia daryti įtaką politikom. Aišku, kad tokių verslų Lietuvoje yra žymiai daugiau. Klausimas, kaip jie tai daro ir ką verslas mums pasakojo apie savo veiklą. Dabar aš galiu jums pasakyti, praeitais metais atlikome privataus sektoriaus atskaitingumo tyrimą, pamatėme, kad didžioji dauguma stambiausių Lietuvos įmonių antikorupcijai ir skaidrumui tinkamo dėmesio neskiria. Kai atlikinėjome tyrimą, kai kurie verslai mums skambino ir grasino teismais vien dėl to, kad mes norėjome įvertinti informaciją, kuri buvo pateikta viešai jų puslapiuose. Mano akim tai labai aiškiai parodo pasiruošimą kalbėti lygį ir manau, kad tai irgi turėtų keistis. Daug kas yra verslo asociacijų rankose ir aš tikėčiausi, kad ir jos susimastys apie tai, kas įvyko ir užims aiškesnę poziciją. Žodžiu, manot, kad yra veiksmingų būdų kovoti su politinė korupcija? Ir yra labai konkrečių būdų, pagal kuriuos mes galėtumėm suprasti, ar mūsų politikai, verslo atstovai tikrai nori tai daryti. Kol kas nenorėjo. Nepakankamai. Manot, kad dabar jie užsinorės? Na, dažniausiai pokyčiai įvyksta, kai yra koks nors sukrėtimas, kai tu supranti, kad, jau pasiekiai dugną ir toliau kryžemin neįmanoma. Aš labai norėčiau tikėti, kad mūsų politikai ir mūsų šalies visuomenės lyderiai suvoks, kad tai yra žadintuvo skambutis. Mes turime pradėti tvarkytis ir negalim apsimetinėti, kad yra... O jeigu mes nepradėsim tvarkytis, kas toliau? Priartėsim prie Ukrainos lygio? Aš tikiu, kad mes pradėsim tvarkytis, nes iš tikrųjų kol kas matau, kad žmonės Lietuvoje supranta, kad labai daug kas yra jų rankose ir kai ateina reikalas, pradeda po truputėlį keistis. Tai labai norėčiau tikėti ir manau, kad šį kartą irgi galim padaryti tą patį. Žiūrėt, viskas yra su palyginimu. Vijūnėlios dvaro istorija dabar atrodo kaip vaikų pasaka. Kitų istorijų ir aferų fone. Galbūt ir vaikų pasaka, bet labai baisi vaikų pasaka, nes mes su jumis suprantame, kad šiaip politikai Lietuvoje vis dar pernelik dažnai nepaiso visuomenės interesų ir bendrauja tarpusavį kaip vieno verslo, vieno UAB atstovai. Manau, kad šiaip dažnai mūsų politinės partijos taiko savo veikloje verslo logiką. Tai jau tapo tradicija tiesiog. Nežinau, ar tapo. Manau, kad visai buvo kol kas tradicija, pavyzdžiui, skirstyti ministerijas pagal jų biudžeto dydžius, o ne pagal tai, kokius žmonės turi savo komandai. Tačiau mes vakarietiškėjame, atsiranda vis daugiau žmonių, kurie supranta, kad jie tikrai gali reikalauti iš politikų daugiau atskaitingumo ir šiaip, siūlyčiau nenusimint, per 10 metų tikrai situacija daug kur pasikeitė į gerąją pusę ir manau, kad mūsų politikai supranta, kad jie turi elgtis jau kitaip negu kad prieš 10-15 metų, kai jie, man atrodo, apskritai nebijojo bendrauti. Nes kitaip žmonės nežinos, už ką iš vis galima balsuoti dabar per rinkimus, už kokią partiją. Aš manau, kad vis daugiau žmonių klausia savęs, už ką galima balsuoti ir tai yra geras klausimas. Tai nereiškia, kad neturi už ką balsuoti. Paprasčiausiai tu nori kritiškai vertinti, kas tau tinka. Būtent dėl to laidos pradžioje ir minėjau tokius įrankius kaip mano seimas.lt, mano balsas.lt, kurie suteikia daug galimybę geriau, labiau apsišvietusiai suprasti, ką veikia politikai per pastaruosius 4 metus, kurie politikai tau tinka labiau, kurie mažiau ir matom, kad poreikis tokiai informacijai tik didėja. Betgi jeigu nebūtų aferų su Masiuliu, tai nebūtų ir pagrindo tikrinti nieko. Ir prieš tai, žiūrėkit, liberalų sąjūdžio, kokie buvo reitingai aukšti, o dabar jie smuko vos net dvigubai. Taip, ir aš manau, kad visos partijos turėtų susimastyti apie tai, kas šiuo metu vyksta su liberalų sąjūdžiu. Lygiai taip pat man aišku, kad tik konkretus kiekvienos partijos veiksmai turėtų įtikinti rinkėją, kad partijos susimastė apie tai, kas įvyko ir su liberalų sąjūdžiu, ir šiaip tai, kas vyksta apie tai, kas vyksta Lietuvos padangiai. O šiaip žmonės nori gyventi geriau, jie supranta, kad jie turi gauti geresnę, kokybiškesnę kokybę, kai bendrauja su viešojo sektoriaus atstovais ir lygiai taip pat suvokia, kad jie vis dar yra šios šalies šeimininkai ir nori vis daugiau teisų, kas yra gerai. Svarbiausia tai įsiklausyti. Ačiū Jums už pokalbį. A naszym gościem był Sergiejus Murawjowas, szef litewskiego oddziału Transparency International, organizacji zwalczającą korupcję.